Kągi, aš jau matau, pirmieji yra skambučiai, labai gerai, mūsų telefonas kažkaip streikavo. Alio! Labas vakaras. Labas, kuo tu vardu? Aš esu Petras. Iš balso irgi supratau, kad tu labai Petras netgi. Iš kur esi, Petrai? Iš Anykščių šitą bračią girdė. Girdžiu. Tai klausyk, kokius klausimus norėtum, ką norėtum sužinoti apie tą merginą? Aš čia, žinokit, nelabai išgirdau, ką jūs čia norit pasakyti, aš čia artimųjų ieškau. Nu, tai ne ten ieškai, bet tau gali Jonas papasakoti iš naujo. Nori? Gerai. Petriuk, mažiuk. Aš skambinsiu dabar mergaitai. Ir kartais, vat, nori sužinoti apie mergaitę, pats negali paklausti, bet kitas gal gali. Tai tu pasakyk, kokį klausimą norėtum užduoti mergaitai, kad aš jį užduočiau. Ale, brač, a jauna mergaitė? 20 metų. O Jėzu, anūkė mano. Nežinau, klausykit vyrai. A kokį galima klaust? Nu, supratau, gerai. Tai kai tu sugalvosi tada, gerai, Petriuk, iki. O ką galima klausti? Toksai čia, o ką dabar daryti? Naujas darbuotojas. Ką? Tigririri, papara. Lauk, tas pas mus Gerai, yra. tai tada skambinam, ją iš karto Suvartas užduosiu. yra H1 ir H2, žinok, to aš tu. Apsivertę aukštyn kojom. Simona Bandyta šiandien gina į pasimatymą. Alio. Alio, hebrytė. Zdarova. Darova, Kaip čia reikalai? Kostas jūs išdūrė, biški. Labas, Kostai. Mūsų išdūrė biški, taip. Labai Galvoju, smagu. Petriukas. Nu, Petriuk, tai Kostai, tai klausom tavęs. Kokį klausimą užduot? Taip. Jo, nu, vat mergaitai, kokį galima klausimą užduoti, kad būtų sarmata? Kad būtų... Nu, galėčiau aš irgi mišką išrauti, jeigu jinai tą patį padarytų. Tai gal tokį klausimą, ne? Kaip? Galėtų į mišką išrauti iki tą patį. Tai reiškia, ar atsasioš? Klausimas būtų toks, kaip suprantu. Ar galėtum, ar minėtą padarytum, Taip. ne? Omletą, jo, ten taip gražiau įsireikštų. Gerai, užsirašau. Tu užsirašinėjai, ne? Jo, aš užsirašinėjau. Čia kaip tas, palauk, koks tam buvo omlet minėt, nu nesvarbu. Ai, sako, ты я минечица. Так ты сосешь. Нет, я минечица. Не, ну так ты сосешь. Ir tada jinai pareigūno klausė, sako, o tu turi būtą centre miesto? Neturiu. O Mairsa Nuliova irgi sako policininkas, kad neturiu. Вот tai reiškia tu сосешь, o aš minėčica. Gerai, tai ar gali padaryti omletą? Ačiū, Koste. Ačiū labai. Respektų važiuoju. Gerai, nuo Petro linkėjimai. Jam irgi. Ačiū. Yes. Iki. Simona Albavičiūtė parašė, kad filmo kino teatre dar nėra žiūrėjusi, taip seniai, pažiūrėk. Alio, labas. Alio, labas, vėl Aldis skambina. Kaip smagu. Kaip tau sekasi? Gerai man sekas. Aldi, kokį klausimą? Klausimas, žinai, kai Selas ten klausdavo, žinai, už kiek nužudytum tu savo mamą? Sakai, šitas tokį geras. nori? Už kiek nužudytum savo mamą? Gerai. Dėks, nefainas klausimas, bet tavo valia, Aldi. Ja, už milijoną nužudytum patį ponų dievą, o už kiek tu nužudytum savo Jo, motiną ir tėvą? būtent šitą frazę panaudosit bus Gerai. klausimas. Ačiū tau Awesome. labai. Thanks. Thanks, man. You're good. Už Ir milijoną. trečią dar. Tu nužudyt. Kaip ten? Už Už milijoną. milijoną nužudytum patį ponų dievą, už kiek nužudytum savo motiną ir tėvą? Gerai, ir dar vieną. 852 ir 11010. Jeigu norit, jeigu ne, aš galėsiu pats Tėvą. sugalvoti. Už milijoną nužudytum patį poną dievą. O už už kiek kiek tu nužudytum savo motiną ir Mums tėvą. rašo Įmantas. Privet, Įmantiukas. Įmantas mūsų... VIP Secured. Mr. Big Gun Daddy. Įmantai, jeigu kam nors paskambinsim ir privažiuos prie mūsų čia, Tai mes skambinsim tau, kad tu privažiuotum. kad tu su didesniu tanku atvažiuotum. Alio! Alio, kas skambina? Labas. Sveiki, sakau tau. Ko- Sauliau. Sauliau, iš kur esi? Joniškas. Iš kur? Joniškis. Joniškis. Esam buvo kažkada Joniškį. Esam labai smagus. Pats geriausias miestas. O dar yra toks klubas kaip Žilvinas. Yra. O bičias toks yra dar? Bičas, koks bičas? Žilvinas. Nu, Joniškis? Žilvinas klubas. 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 Juk esam buvę, Roland. Taip, taip, aišku, aš atsimenu. Atsiminimas. Tai ką tu norėtum paklausti?
Paklauskit, ar jos krūtinė dar augs. Ką? Ar jos krūtinė dar augs? Man pasakė, ar jos krūtinė dar aug? Dar augs. Ar Gerai, jos ačiū krūtinė tau. dar augs? Geras šitas. Okay. Saulius. Ne, tas geras irgi, kur yra žinai, a tu turi papus? Turiu. A tai ko neniškiuoji? Gerai. O tai ko nugarą atsukus gal? A ko tavo akis raudonos? Nes rūkiau žolę. Meluoji, Jonai, tu esi pėdikas ir tu verkėjai. Gerai, toliau. Skambinama, ne? Jo. Eglė. Nekels eglutė. Bet Sima kokią nuotrauką įvarius stiprią. Kas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą. Pala, užduosiu 3 klausimus. Oi, vardu, Neištaudok, paskambinsim va dar vieną. Gerai, ten, kur aš tau siunčiau, pradžioje, ar ne? Ir Rita, ir vat Rūta. Šį vakarą Rūtos gimtadienis. Švęsti jį... švęsime iki jos skrydžio, nes 3 valandą... Nakties išvažiuoja į Vilnių. Į Kauną. Ten į Škotiją. Iš Škotiją pas savo vaikiną. Būtų smagu, jei pasakytumėt, kad skrydis atšauktas dėl netinkamo oro sąlygų. Turite pasiūlymą įskristi pliamą, bet čia gera situacija. Tai neskambint? Tai skambinam, bet dabar nepanaudojom tų 3 klausimų. Gerai. Iš Kauno, ar ne? Labas vakaras. Labas vakaras. Atsiprašau, ar su panelė Rūta kalbu? Taip, su panelė Rūta. Atsiprašau, Egidijus Ivaškevičius iš Kauno aro uosto, atsakingas už pavėlavimus skambučius, žodžiu, man davė užduoti perskambinti keletą žmonių, kurie šiandien, kaip suprantu, 3 valandą turėtų išvykti į Škotiją, ar ne? Taip. Jūs turite sekundę dabar pakalbėti su manim? Taip, turiu. Panelė Rūta, šiandien gal matėte, pas mus buvo ir pranešimas spaudai ir šiaip visur nuskambėjo, kad šiek tiek buvo tokia keli gedimai su lėktuvais. Ne, negirdėjau. Degė tenai, žodžiu, ir panašiai. Tai dabar mes čia turim tokią gan nepatogią situaciją. Tai, panelė Rūta, žodžiu, aš kelintam jau žmogų skambinu, kuris šiandien 3 valandą turėjo išskristi iš Škotiją. Žinokit, skrydžio šiandien, ne tai kad šiandien, rytoj, ryte, 3 valandą nakties, dėja nebus. Ir o kada jis bus? Dabar viskas taip susidėlioja, mes ko gero artimiausių metų galime padaryti pirmadienį, iš pirmadienio į antradienį, 3 valandą nakties. Tai žodžiu, lėktuvus pakeitė? Taip, visiškai pakeitė ir kaip kompensacija, aš nežinau, gal galėtumėm kažką susitart, bet kol kas skrydžių jokių negali būti ir artimiausias iš Škotiją yra pirmadienį 3 valandą nakties. Jo, supratau, tada tai man, jeigu dėl bilietų už tų lėktuvų, tai ką man reiktų skambinti? Matai, kas blogiausia šitoj situacijoje, tai kad toks yra force majoras vadinamas, kartais kai vyksta dėl blogų oro sąlygų ir šiaip kai lėktuvas sugenda dėl techninių dalykų, tai esmė pati aviakompanija negali, ta prasme, padengti ir atiduoti bilieto arba pinigų šiuo atveju. Tai jeigu tu skrendi pirmadienį ir pasakai, kad aš tave užregistruočiau, tau reikėtų dar primokėti 50% prie viso sumos. O kada atgal būtų skrydis ketvirtadienį? Atgal, palauk, leisk pažiūrėti, o kada tu būtų patogiau? Nežinau, man šiaip nelabai patogu pirmadienį, bet, aš pagalvočiau. Ne, žinok, ne ketvirtadienį. O kada? Atgal būtų trečiadienį, iš ryto anksti. Oi, blemba, nežinau net. O man dabar reikia pasakyti, ar galiu jums pasakyti? Jo, žinok, dabar turiu apsispręsti per kelias minutės, nes, kaip sakyti, čia toks nedažnas įvykis, žinai. Ir... O galiu aš paskambinti vienam žmogui ir tada aš perskambinsiu, gerai? Žinok, matai, pas mus yra įrašomieji skambučiai ir po to, kai jeigu kažkas blogai, tai mano valdžia, žinai, man duos velnių. Tai mes turim apsispręsti, nebent
Aš nežinau, gali nueiti pas kažką ir pasiklausti, arba skambinti iš kito telefono. Ja, bet jis turi ant linijos likti, ne? Jo, tu turi būti ant linijos pas mane. O tai tada skrydis pirmadienį, trečiadienį, kada grįžtų? Trečiadienį 7 ryte. 7 ryte grįžtų pirmadienį skrydis, ne? Pirmadienį- Ir 50%, ne, sumoku. Taip, dar sumokė 50%. Kiek tu sumokėjai jau? 312 kažkas tokio. Nu tai dar 150. Nu, žodžiu, jaučiu ne. Ne tada. Kas ne? Ne, tada neskrys. Tai prasme neskrysi. Nu, neskrys. Tai tu nori pasakyti, kad dabar, ką aš tau pasakiau, viskas dabar tau keičiasi dėl 150 litų. Ne, dėl 150, bet man reikia į universitetą eiti. O rytoj mano gimtadienis ir aš norėjau ant gimtadienį skristi. Ne, bet tu dabar nori pasakyti, kad aš dabar paskambinau ir tavo gimtadienio progą kažkaip sugadinau viską ir dabar kažkaip man... Tai čia juokauja, ne? Turiu jaustis kažkaip blogai. Kaip žiauriai. Rūtelė, žiaurumas bus rytoj. Ne. Radio stotis Zip FM radistai su tavim. Kaip žiauriai iš manęs. Greta blamba. Su gimimo diena. Su gimimo diena. Ačiū. Durnė. Durnė, pasibučiuokit, mergaitės. Aš įsigandau. Sakai, nebepamatysi savo berniuko, ar ne? Jo, jis mane išgąsdino. Nesiparink. Tai gražaus gimtadienio, daug gėlių. Galvoju, kad balsas labai girdėtas. Nu, vat, balsai gali girdėti ir dirbti aviakompanijoje. Gerai, dėkui labai, ačiū. Iki, Rūtelė, iki. Visą. Iki. Rūtelė.